Sveiki, brangieji. Šiandieną turėsim tokią temą - pokalbis su jo siela. Jeigu mane žiūri vyriška auditorija, tai perkreipkit tai savo linkme, ta prasme, pokalbis su jos siela. Ir viską traktuokit iš moteriškos pusės. Aš jau specialiai nesiderinsiu, nes vis tiek didžioji dalis tai yra, nors tikrai matau ir žinau nemažai vyrų stebinčių, žiūrinčių, bet vis tiek didžioji dalis yra moteris. Tai jau vyrukai jūs savo persisukit ir klausykite tai kaip iš moteriškos pusės būtų pokalbis su jo siela. O aš kortų skaitime kalbėsiu pokalbis su jo siela. Žinot, šiandieną jokių variantų nebus. Ta prasme, vienas variantas, dėsiu signifikaciją. Pradžiai išdėsim jo signifikaciją, kad jūs jį atpažintumėt. Jūs turite atsipalaiduoti, paleisti visas mintis ir įsivaizduoti, vizualizuoti tą žmogų, kurį norite šiandieną, su kuriuo norėtumėt pasikalbėti būtent, su kurio norėtumėt išgirsti tą pokalbį su siela, galbūt jo mintis, kažkokius pamąstymus, galbūt kokią žinutę norės jums perduoti. Tai užsimerkit, atsipalaiduokit, jeigu jums reikia laiko, susistabdykit. Aš labai nieko nelaukus pradėsiu. Taigi, su šitą kaladę padarysiu signifikaciją, jo, kad atpažintumėt, ar tai jūsų žmogus, kurį sugalvojot, o su dar viena kaladė tuomet jau papildysiu būtent pokalbio eigoje, jeigu reikės, ką mums norės jisai papasakot, pasakyti, galbūt perduoti kokią žinutę. Tai jūsų šiandieną signifikacijos nebus. Tai turite jau atpažinti žmogų pagal būtent jo signifikaciją. Taigi, pradėsim. Primenu, užsimerkit, atsipalaiduokit, pagalvokit apie tą žmogų, kurį norėtumėt šiandieną pakviesti į kortų skaitymą, kurį ta čia stipriausia, labiausiai norinti kalbėti siela ateis. Gerai, pradėsim. Žiūrim jūsų žmogaus signifikaciją. Koks tu žmogus? Dar. Palaukit dar sekundėlę. Žmogaus, kadangi mes kalbam apie signifikaciją, čia jo apibūdinimas, žmogus arba labai dažnai būna toks apatiškas, jį labai sunku išjudinti, atrodo. Jisai yra ganėtinai toks, negalėčiau pasakyti, kad tai lėtas žmogus, jisai paprasčiausiai kartais atsisako to, ką jam atneša likimas. Bet žinot, atrodo, jam paduodant lėkštutės, imk, pasinaudok galimybę. O žmogus dažnai atsisako, nepamato kažkokių tai likimo siunčiamų ženklų, žinučių. Jeigu tai kažkokia mylima moteris, jisai gali nuo jos nusisukti, galvoti, mąstyti. Jeigu tai kažkoks tai darbas, geras variantas, kol jisai ten sugalvoja, pamasto, jau atrodo,
ir paima dar 3 žmonės, ta prasme spėja dar darbuotojų ten kokie 3 pasikeisti, kol jisai apgalvoja. Toks jausmas, visi turi jo laukti, kol ponas pagalvos, kol išsijudins, nes tokia ganėtinai sėsli, tokia apmąstanti karta kažkokiuose savo ten pamąstymuose. Vat būtent tai jisai, pasižinot kaip yra, nuolatinė kova su vat atrodo protas kovoja vat greičiausiai su jo siela, vat siela nori vieno, o jisai tiesiog gniaužia tą jausmą, bando galvoti. Ir kol jisai apgalvoja, jisai labai daug šansų praleidžia gyvenime, labai daug perspektyvų į ateitį. Ta prasme, negaliu pasakyti, kad tai yra kažkoks žmogus, kuriam nesiseka ten, gal pas jį viskas gyvenime ir gerai, bet atrodo, kad jisai galėtų turėti žymiai daugiau, žymiai geriau, bet nuolatos praleidžia tas galimybės. Bet jam siunčia aukščiausios jėgos, siunčia jam, kaip sakant, visatą, o jisai tiesiog arba nuo to nusisuka, arba kol pagalvoja, visą tai jau būna praeity. Nuolatinė kova, siela su protu. Koks dar žmogus? Žmogus, kuris dažnu atveju yra ant pasirinkimo. Jisai galbūt nuolat renkasi tarp 2 ten moterų, nuolat renkasi tarp 2 darbų, kokių ten 2 galimybių. Vat matyt, dėl to ta energija tokia ir yra. Jisai nuolat apsvarsto tas ar tas, tas ar tas. Tokia, to aš pasitikslinsiu. Nu, vat, žinokit, jo, čia krenta, šiaip vienintelį, kur jisai parodo savo greitumą ir temperamentą, galbūt santykiuose. Vat, kai pamato tikslą, žinot, kokią moterį ten, kurios užsimano, vat nori, arba ten flirtavime kokiam, bet ten jisai gali būti greitas ir iškalbingas, o šiaip gyvenime realiai, jeigu jau jį prispiria, vat yra 2 moteris, tarkim, kurios labai, tarkim, patinka jau, su kuriuom yra kažkoks kontaktas ir daugiau nei tik tai ten vienas pasimatymas, viskas. Ties ten ir pasibaigia. Gali dingti, gali net rašyti, apgalvoti, atrodo, kad merdėja. Bet žinot, tokia energija merdinti. Sakau, jo va tas toksai būna tik tai pačioj pradžioj, o vėliau žmogus užšąla. Ir krenta kardų karalius, vat tai patvirtina, kad žmogus nuolat mąsto. Jisai nuolat apmąsto. Žiūrėkit, kaip personažas, tai nebūtinai, ta prasme, tai nėra 100% tai, bet didžiai daliai, va šiandieną bus vyras oro stichijos. Svarstyklės, vandenis ir dvyniai. Jo, nes, bet čia žinot dar, vis tiek ta oro stichija, žinot, kaip persilieja vandens su oro stichija, nes pirma korta gali byloti ir apie vėžiuką. Vat gali būti, žinokit, šiandieną va tokia stichija, vanduo su oru. Jisai pradeda mąstyti, o vėliau gali pasinerti į emocijas.
Ir, vat, žodžiu, ir įeina į savo tą kiautą ir ten gali tūnot dienų dienas. Čia šiandieną nesijaučia, atvirai pasakius, ten tokio stipraus temperamento, pavyzdžiui, kaip vat, ugnies stichija būna, nesijaučia visiškai žemės, šiandien čia tikrai ne žemės stichija, čia yra vandens stichija, emocionalumas kažkiek toksai, kas labiau priimtina moteriams, ir oro stichija, apmąstymai. Va tas mentalas būtent. Tai jo, dar nepabaigiau va būtent apie tą pasirinkimą. Tai žmogus gali nuolat svyruoti tarp dviejų darbų, tarp dviejų moterų, tarp, nežinau, tokiam žmogui gali būti net sunku, vat, pavyzdžiui, jūs pasiūlote, vat einam šiandieną pavakarieniauti. Tai ir nu, tarkim, pasakytumėt, išrink, kur mes eisim. Atsiprašau, aš truputėlį atsinersiu. Aš žinokit, kartais prarandu balsą, nes aš visą dieną kalbu. Ir rašant sielų formulės, darant asmeninės taro analizės, visa tai vyksta balso įrašais ir aš kai diena dienon kalbu, aš truputėlį prarandu balsą jau nuo to kalbėjimo. Tai nepykit, aš karts nuo karto atsigersiu arbatos šiltos. Jo, vat nepabaigiau būtent tos minties, kad pavyzdžiui, net jeigu jūs jam pasakot, išrink, kur mes šiandieną eisim vakarieniauti. Tai žmogus, žinokit, iki paskutinės minutės gali neišrinkti. Nu, atrodo ir ten skanu, ir ten atrodo geri atsiliepimai. Vat suprantat, jam net paprasti tokie elementarūs dalykai, jam kelia vat 50 ant 50. Čia vat toks... toks, vat, dvilypis. Vat, žinot, jeigu papuls šiandieną svarstyklės dviniai, tai čia tikrai labai jaučiasi ta energija, bet, sakau, gali būti ir vandens stichija, nes irgi jaučiasi emocionalumas. Kartais gali jame prasibūsti tokia lengva diktatūra, nes yra dvi kortos, kurios byloja apie savo interesų ir savo nuomonės atstovėjimą. Toks žmogus gali labai būti kategoriškas kitai nuomoniai. Jisai gali tiesiog jos nepriimti visiškai, tarkim, tik jo nuomonė, o kitos nuomonės nėra. Tai vat tos dvi kortos, jos labai ryškiai tai parodo. Kadangi tai yra centre, žinot, negalėčiau sakyti, kad tai kiekvieną dieną būna. Bet vis tiek, nu, būna tokių dienų, bet žinot, kai gal reikia ten, vat, ar su kažko konfliktas, arba kažkoks pokalbis, arba kažkoks draugų ratas. Tai vat šitas toks jausmas žmogus iki galo atstovi savo poziciją. Iki galo, kaip sako, da pabėdnava. Vat iki kol, nes jis net nesvarbu, jeigu jisai ir neteisus. Yra faktai prieš nosį, kad jisai yra neteisus. Šitas žmogus iki pat paskutinio atodusio atstovės savo poziciją. Ir dar žinot, kokia eina energija, kad jisai gali neatsiprašinėti. Net jeigu jisai yra kaltas, kažką padarė, iš jo labai sunkiai išgausite atsiprašymą. Jisai gali kažką padaryti, gal tokio malonaus, kad gal ten atleistumėt arba nepyktumėt, bet iš jo žodį atsiprašau, aš kaltas, kad jisai nuleistų savo ego, vargu ar išgirsit aplamai. Va čia šiandien tokia energija. Jo, vat krenta kardai, labai mąstantis žmogus. Jisai labai daug apgalvoja, mąsto. Netgi vat galima pajausti, žinot kaip, vat tarkim, jūs būnate kartu, atrodo jisai kartu su jumis, priešais jūs sėdi, bet jisai kitoj dimensijoje. Jisai kažkur savo mintise nuolat. Čia tas žmogus, su kuriuo netgi, palaukit, aš pasitikrinsiu, ar taip aš gerai galvoju. Jisai išeina į savo mintis,
Pamąstymus. Jo, jisai dar gali turėti formuliai stiprų Neptūną centre arba retro Neptūną. Jį tiesiog jisai savo kiautę gali užsidaryti, gali tiesiog pakibti. Žinot, jo labai geras vaizdinys į galvą atėjo. Atsimenat senus anksčiau kompiuterius? Kraudavo, rodo, krauna. Tai čia loading, žinot, iš tos serijos. Krauna ir neužkrauna. Kartais jame gal prasiveržia tos, sakau, bet čia gal labiau, kai eina kalba apie moteris, gal prasiveržia kartais retsykiais tas temperamentas. Negalim gi mes visą gyvenimą būti kaip musės tos iš po žemos, ar ne, tokios apdujusios, bet retai. Tas temperamentas pas jį išlenda retai ir tikrai nedažnai pamatysit. Šitas žmogus dažnai išeina į savo mintys, jisai dažnai pakimba, jisai dažnai, sakau, su tokiu žmogum, netgi būnant kartu šeimoje, nesvarbu jūsų tai šeimos narys, tai vyras jūsų, draugas, vaikinas, dar kažkas, net ir būnant su juo kartu, galite jaustis vieniša. Todėl, kad nėra to konekto, nėra atrodo kontakto, jis neįsižeminęs, čia praktiškai nėra žemiškos stichijos, jis jam sunkiai tas suprantama materija, tas stabilumas toks, jisai gal gali dirbti, uždirbinėti, bet jis neįsižeminęs čia, jisai kažkur pastoviai mintim, jausmais kažkur išskridęs. Jo, šiandien tokia energija. Gerai. Dar gal mums kažką pasakys, kelias kortas išdėsiu, jeigu jau nieko ypatingo nematysim, tada pradėsim pokalbį. Filmuoja. Dar gal man apibūdins. Praeityje daugiau. Žiūrėkite, tokia informacija, tarkim, žinot, nesvarbu, kiek tam žmogui metų, rodo, kad praeityje, tarkim, jaunystėje, gal ten toj vadinamoj paauglystėje, jaunystėje, kada jau ten po 18, bet tas amžius nesubrendęs dar toks, toks jausmas, kad žmogus galėjo turėti problemų su teisėsauga, su kažkokiom dokumentais, galėjo finansiškai nukentėti. Dėl to jis dabar gali būti, kad yra šiek tiek pasyvesnis būtent, nes būtent jisai kol jis nerodo savo temperamento, būna viskas gerai. Kada pas šitą žmogų užsidega jo temperamentas, kaip minėjau, kartais tik tai, ar ne, tai tada būna blogai, tada kažkokie atsiranda konfliktai, problemos, griūtis ir finansinės problemos užgriūna. Sakau, galėjo net su teisėsauga turėti problemų. Konkrečiai galėjo būti arba nuteistas, arba gauti kokį ten liktinumą, galėjo gauti didelės baudas. Čia informacija labai labai mažam procentui, ten vienam kitam, galėjo netgi konkrečiai sėdėti kalėjime, nes yra į tai bylojančios kortos. Jo, galėjo būti kažkas nesąžiningo, žinot, parodė tą savo, žodžiu, žinot, tokia energija, geriau jisai ir nerodytų savo temperamento, nes tie retsykiais, kai pas jį užsidega tas temperamentas, baigėsi blogai. Ta prasme, kartais jau atrodo geriau tu ten sėdėk savo ten tose apmąstymuose, visiems ramiau nuo to, nes kai šitas žmogus parodo savo temperamentą, tada kažkaip pritraukia problemos.
pritraukia kažkokius ne tik savo, bet gali būti ir aplinkiniam. Jo. Jo, jeigu jisai net, man atrodo, pats jaučia, kad jam nereikia rodyti savo to temperamento. Jeigu jisai truputėlį pabūna aktyvesnis, kažkuo užsidega, kažkokiom mintim, idėjom, kažką tai labai taip daro. Atsiprašau, čia mano prancūziukas taip knarkia. Palaukit minutėlę, atsiprašau. Taigi, pratęsiant, aš atrodo atsiprašiau jūsų ar ne, dėl prancūziuko labai knarkia jisai, tai aš jį truputėlį pajudinau, kad, žinokit, aš visada tik tai dieną, vat, jeigu sumastau daryti video, tai jisai eina pietų pogulio ir knarkia antram plane. Tai va, atrodo, kad tas žmogus net pats žino, kad jam nereikia, tokiam žmogui nereikia gerti. Pirmas dalykas, nes gali netgi prie alkoholio pasyva tas temperamentas susidegti ir tada priveda tai prie problemų. Gali net kartais ir blaiviom smegenim taip kažką tai pridaryti. Žodžiu, jam geriau būti va tose energijose, kokias dabar jaučiu, vat, pamąstymuose, kažkokiuose vat, tokiuose emocijose, vat, tai visiems yra ramiau ir geriau, nes jo, čia tokia truputėlį, jeigu jisai išgeria, jeigu jisai vat, rodo savo tą temperamentą, tada pritraukia problemas, va taip galėčiau sakyti, pritraukia problemas. Žodžiu, aš manau, jūs atpažinote jį. Mes paliksim vieną kortą, būtent kardų karaliaus iš signifikacijos ir pabandysim pakalbėti su jo siela, ką aplamai mums papasakos. Pažiūrėsim, ką jis norėtų mums pasakyti. Ką jo siela tiksliau norėtų papasakoti. Gerai, klausom tavęs. Nu, labai čia įdomu, tai palaukit, sekundėlę papildysiu, kad susidarytų bendras vaizdas, tuomet jums papasakosiu. Žiūrėkit, šiaip realiai dabar, ką mums pasakoja, tai pas žmogų yra ganėtinai sunki situacija.
Žiūrėkit, čia bus ne vienas, va toks, ne viena atšaka vyrukų. Viena dalis labai aiškiai kovoja su priklausomybėm. Jeigu, tarkim, žinot, kad turi priklausomybių alkoholio, narkotikų kažkokių, dar kažko ar ne, bet tokių dalykų, tai čia keli variantai. Arba jau dabar bando iš to išlipti, išeiti iš to, transformuotis į naują gyvenimą, arba dar tai turėtų būti ateityje. Dar kol kas neišeina, bet jau suvokia. Ta prasme, jeigu mes kalbam su siela, siela suvokia, kad galbūt reikia pagalbos. Reikia pagalbos išeinant iš priklausomybių, nes jau žinot, eina tokias frazės, bet jau dasižaidžiau. Tai nežinau, kas tai gali būti. Dasižaidžiau tam plane, gal jau, žinot, kai vyksta kažkokia gal degradacija. Dasižaidžiau galbūt, nes labai krenta, negaliu pasakyti, kad krenta malonios kortos. 7 kardai, galbūt jau žmogus ilgą laiką manipuliavo, apgaudinėjo, galbūt kitus žmonės, galbūt kažkaip, sakau, apgaudinėjo. Čia sakau, žiūrėkit, signifikacijos gale, pamenat, sakiau, kad gali būti, kad žmogus jaunystėje turėjo su teisėsauga problemų, bet tokia eina energija, kad gali būti, ir dabar žmogus galbūt turi kažkokių, galbūt jam gresia kažkoks netgi kalėjimas, žodžiu, žmogus jaučiasi piknaudžiavo savo galimybėm, piknaudžiavo galbūt savo statusu, piknaudžiavo alkoholiu, kažkokiais tokiais preparatais, kažkoks eina piknaudžiavimas, žinot, ir tik tai dar negaliu suprasti, ar jisai jau iš to išėjo, ar jisai bando iš to išeiti. Bet jau eina frazė prisižaidžiau. Tai jo, žinokit, atvirai pasakius, nelabai malonė energija. Sakau, tikrai dalis bus, žiūrėkit, dalis bus taip, vieni galbūt priklausomi tiesiog nuo alkoholio, narkotikų, nuo tokių dalykų. Ir bando iš to išsikapanoti, transformuotis, pereiti į naują gyvenimą. Kažkokia dalis gali būti prisižaidę su kažkokiais manipuliavimais, apgaudinėjimais, galbūt kažkokiam netgi vagystėm, su kažkokiais piknaudžiavimas gali būti savo statusu, teisėsauga, kažkokiais dokumentais ir irgi toks jausmas prisižaidė, gali grėsti jam atsakomybė už tai, arba jau gavo nuosprendį, arba dar tik tai gal nusimato. Šiuo laikotarpiu jisai tikrai gali išgerinėti. Kaip signifikacijai, žinot, panaši energija ir jaučiasi, kad žmogus gali atsigerinėti, išgerinėti. Pažas taurių krenta, vandens stichija krenta, jo, jisai gali užpilinėti, taip sakant, tą juodąją skylę, kas pas jį ten vyksta. Žinokit, labai, atvirai pasakius, labai tokios sunkios kortos krenta. 5 lazdos pakabintas. Žodžiu, jis dabar yra tokios, sakykime, aukos pozicijoje.
tokioj stagnacijoje, atrodo, kad vat arba jam, toj sekundėlę papildysiu. Nu, žiūrėkit, čia toks galimas variantas žmogus, vat, kažkokias, kaip ten vadina, afioras, ar ne, vat kažką tai gal machinacijas kažkokias darė, kažkas su dokumentacija gali būti, su kažkokiais dokumentais, nu, nesvarbu kokie tie dokumentai, net kažkoks mašinos pardavimas, namo pardavimas, galbūt kažkokie ten kažkas neteisėto gali būti. Vat žmogus kažkuo galbūt piknaudžiavo, jisai kažką netinkamai gal rašė, netinkamai pildė, galbūt kokia buhalterija, gal apskaita, gal nu, vat, žinokit, sunki tokia energija, atrodo, kad, vat, nu, tikrai prisižaidė jau. Ir sielai sunku, manau, fiziniam kūnui sunku, bet ir sielai sunku. Nu jo, vat sako, viskas susitvarkytų, jeigu būtų, nu, grįžtų į balansą, jeigu būtų daugiau pinigų, mažai pinigų. Gal per mažai pinigų ten išspręsti tiem reikalam, galbūt reikėtų padengti kažkokius finansinius nuostolius, galbūt kažkam atlyginti kažkokią tai žalą. Toks jausmas šiam momentui per mažai turi pinigų, per mažai turi resurso, kad sutvarkyti tą problemą. Gerai, nu, labai tokios sunkios, žinokit, primušančios prie, kaip sakau, prie žemės energijos. Paklauskim kažką linksmesnio, pažiūrėkim jūsų kontekste, ką jisai apie jūs pasakys. Nu, žiūrėkit, čia labai įdomiai. Tuoj, palaukit. Dar papildysiu, kad... Čia, žinot, didžiai daugumai eina tokia energija, kad galbūt jūs jam padėjote tas problemas spręsti. Galbūt jūs net finansiškai jam padėjote. Būtent, vat, galbūt buvo kažkokie teisminiai procesai, galbūt finansų trūkumas ar kažkokių ryšių, gal netgi, žinot, vat, kažkokie tinkami ryšiai, tinkami kontaktai. Vat atrodo, jūs jam padėjote truputėlį taip, išlysti iš to, išsikapanoti, atrodo.
Galbūt žmogus buvo padaręs avariją. Tarkim, žinot, padaro avariją ir paskui reikia ten, nu, tarkim, jeigu kokį kliudę žmogų ar kažkokią tai gal kitą mašiną ar dar kažką, galbūt buvo kokių nukentėjusių, jam, ten, tarkim, reikia atlyginti žalą ten ar dar kažką. Vat, čia pavienė informacija, čia tikrai ne visiems, bet kam reikia tas išgirs. O šiaip tai jo, jūs jo, nu, jis vertina jūs, va taip galėčiau sakyti, jūs jam toks jausmas labai padėjot. Ką čia? Kažkokia mėsmalė, žinokit, pas žmogų galvoj ir gyvenime. Kažkaip mintis šokinėja, man atrodo, čia dėl to, kad ir pas jį chaosas. Chaosas gyvenime, chaosas galvoj. Žinot, šiaip iš tikrųjų galimas variantas, kad vat, kol turi tokių problemų, žmogus labai toks pasidarė, negaliu pasakyti tikintis jo, bet užeina, galbūt užeina į bažnyčią, ten į cerkvę, kažkur pasimeldžia, paprašo, kad viskas gerai pasibaigtų, kad vat, jeigu yra kažkokių tikrai rimtų problemų, tai atrodo, kad nu, atrodo, tak norisi pasakyti pasimeldžia, žinot. Galbūt nuėjo net iš pažinties kokios. Galimas variantas. Nu, vat, žinot, toks jausmas, jūs jam esate kažkoks palaikymas. Nu, ta prasme, jūs gal, nu, vienas galbūt finansiškai padeda, kitas morališkai labai, kažkokia jūs jam atrama, kažkokia stiprybė, palaikymas, vat, galbūt jūs net ne visada fiziškai susitinkat, bet galbūt jūsų kažkokia net žinutė, kažkokia mintys, kažkaip jūs jį palaikote, va tokiu sunkiu laikotarpiu atrodo. Jo, jūs galbūt jam net patarėte, kaip geriau daryti, kaip geriau sakyti, bet jeigu žinote tikrai, kad pas jį kažkokie dabar finansiniai ar gyvenime kažkokie tai ten rūpesčiai, kažkokios tai problemos, jūs galbūt kalbate su juo, jūs jam pasakojat kažką, kaip geriau pasakyti, kaip geriau padaryti, kur geriau nueiti, galbūt duodate kažkokius numerius, kontaktus, galbūt, bet sakau, netgi truputėlį ir finansiškai padedat. Ir naudojate protą, naudojate vat, tą mentalą, kad jį palaikyti truputėlį, neinate į emocijas, galbūt ir pačiai sunku, bet pati negrimzdate į emocijas, o bandote būtent vat, viską pagrysti faktais, pagrysti mintis, kad vat, netgi, vat, žinot, jeigu iš tikrųjų turi kažkokių su teisėsauga, ten, nu, nesvarbu, kokiu ten rūpesčiu, galite sakyti net, bet pagal tokį straipsnį, pagal tokį, vat, tą, vat, taip ir taip, ten, arba viskas bus gerai, arba ten, nu, nepergyvenk, nu, vat, kažkas tokio.
Šiaip kaip perspektyva, vat jeigu tikrai žinote, kad vat čia jūs išgirdote, čia vat jum, nu, atsispindėjo jūsų situacija, žinote, kad tikrai taip yra, tai šiaip viskas ganėtinai palankiai turėtų susiklostyti, vat kas ten, kaip sako, treš, nu, kas ten tik nevyksta tam gyvenime dabar, perspektyvoje ateityje turėtų fortūnos ratas pasuks, viskas turėtų labai gerai palyginus kaip galėtų būti ir kaip nutiks, tai tikrai palyginus nutiks labai gerai. Rodo labai į perspektyvą geras kortas. Jo, turėtų viskas labai teigiamai išsispręsti, jeigu tikrai, vat sakau, bet primenu, tai yra bendri kortų skaitimai, neprisigalvokit, netempkit ant savęs, jeigu tai ne jūsų situacija, ne jūsų istorija. Jeigu girdite, kad vat, tikrai pas jūs taip gyvenime, žinote, vyksta, galbūt su jūsų partneriu, draugu, ar žinote, kad vat, kažkas yra tikrai tokio, tai vat tada perspektyva labai gera turėtų palyginus, kaip galėtų būti, sakau, ir kaip bus, tai tikrai labai dar teigiamai turėtų viskas baigtis. Nu, manau, šiandienai tiek. Žinokit, sunkios energijos, apsunkau, net tai atvirai pasakius, bet kažkas vyksta pa žmogų gyvenime tokio, kad net sunku skaityti šiandien iš tikrųjų. Jo, labai ačiū klausiusiam, ačiū žiūrėjusiam, jeigu jūsų situacija, jeigu atpažinote, kad va tą žmogų, kuris šiandien sugalvojat, kad iš tikrųjų pas jį kažkas tokio galėtų vykti, ar vyksta, ar numanot, ar tikrai žinot, brūkštelkit, parašykit, tikrai labai įdomu sužinoti, kieno mes čia situaciją šiandien skaitėm, žiūrėjom, visada linkiu visiems sėkmės ir kad jeigu iš tikrųjų taip vyksta, vat, žmogaus gyvenime, tai tikrai tikiuosi, kad viskas pasibaigs labai teigiamai ir, nu jo, svarbiausia, kad, kaip ir minėjau, iš visų galimų variantų, kad maksimaliai į teigiamas perspektyvas, kad teigiamai pasibaigtų tą istoriją, kas ten bebūtų, ar kažkokie tai nuostoliai, ar kažkokios tai su teisėsauga problemos, gal avarijos, dar kažkas, tai kad kuo mažesni būtų nuostoliai ir kad viskas baigtųsi gerai. Tai va, labai labai ačiū klausiusiam, ačiū žiūrėjusiam, tada iki pasimatymo kitose video.